Nusipirkam radiją. Pagaliau klausysim Bluetooth'o. Tiesiog Bluetooth'o klausysim. Jep. Nu, bet jūs supratas. Mes neturėjom kaip klausyti savo muzikos, tai dabar galėsim klausyti. Kaip fainai. Aš labai laiminga, pagaliau galėsiu klausyti lietuviškų dainų, o ne taikytis prie Zelandų skonio. Siaubingas vėjas. Kiek manai metrų per sekundę? Nežinau. Kilometrai. Milijonas. Baisiai. Aš realiai durų nelabai galėjau atidaryti. Per daug spaudžiamės. Va, kaip stipriai. Pasidarėm takos. Mašinai valgyt gal nėra geriausia idėja, bet laukia žiūri stipriai pučia vėjas. Tai labai gera idėja. Taip. Tau patinka takos? Labai. Atvažiavom į sostinę, į Wellingtoną. Iškart toksai pasitinka taip įdomiai su tokiais pastatais. Kaip tau kol kas? Atrodo visai gražus toksai. Išlaikytas. Važiuojam į sporto klubą. Mūsų gyvenimas jau 2 savaitės mašinai. Atrodo taip, kad mes nakvojam vietose, kur galim nemokamai nakvot, arba labai mažai, kad kainuotų. Ir tada varom kas 2 dieną, kas 3 dieną į baseiną arba į džymą. Ir nustojo taip stipriai skudėt raumenis po praeito džymo. Skanu. Atėjom į nacionalinį muziejų, kuris yra nemokamas. Pradėsim nuo gamtos. Labai atrodo modernus muziejus ir visiškai nemokamas. Čia kitas aukštas, bet muziejus nesibaigia. Ir tiesiog apie viską. Labai stebi. Tai toks įdomus iš tikrųjų ganėtinai. Čia yra Wellingtonas. Vėlgi uostas. Ten labai gražiai atrodo. Labai? Daug laivelių. Jau pavargom nuo muziejų. Dabar noriu eiti valgyti. Todėl eime. Aš noriu žiūrės. Ko tu nori? Neapolietiškas picas, kuri neveikia šiandien. Jakubas jau patiria kultūrinį šoką. Nes picos neapolietiškas nėra taip lengva gauti. Mozzarella kainuoja labai daug. Tiesiog šiandien uždaryta ta picerija, kainuoja. Ne, šiaip žiauriai čia nais faina, mes grįšim galbūt 2 dieną į tiesiog. Ten labai keisti medžiai, kažkokie violetiniai. Priėjom kažkokią upę. Yra Totara medis, kuris yra vienas iš nykstančių medžių Zelandijai. O jame gyvena taip pat nykstantis ilgosios uodegos šikšnosparnis. Vaikštam dabar po miškelį. Miškelis kaip miškelis. Aš tai žiūriu į telefoną. Jakubas taip vaikšto, nes jis nori surasti dabar. Jo dabar tikslas dabar 2-4 valandas susirasti kitą darbą. Kad nereikia. Darbą. Dabar vienas, man nesvarbu dabar kol kas kelionė. Kai susirasti darbą galėtų tada keliauti. Skamba, žinai, kaip tas sakinys, kurio turėtume nesakyti. Žinai, Jo. kai susirasti, tada galėsim mėgtis. Bet iš tiesų daug streso ieškoti darbo.
nes tavo likimas yra pakabintas ant kabliukų tokio. Tai kad mes jau turim darbo pasiūlymą ir jau mus priėmė, bet mums nelabai tai patinka, nes tenais mažai moka. Aišku, ten gyveni kalnuose, pigiai nuomojas namelį, bet labai toli nuo civilizacijos, kas reiškia, jeigu mes norėtume surfinti, mašiną taisyti ar į parduotuvę geresnį nuvažiuoti, tai mums reikėtų važiuoti 5 valandas. Tai ieško dabar geresnį darbą. Dabar iki dabar suras. Ja. Mes ieškom darbo Christchurch'e. Ane? Nes čia yra toks vienas didesnių miestų pietiniai salai. Ten yra labai geras surfinimo spotas. Taip pat tai yra miestas, kur bus galės taisyti su mašina. Ir labai netoli irgi kalnų. Tai žodžiu labai daug pliusų. Ir kadangi mes norim surfinti, o aš norėčiau visai restorane dirbti, tai galbūt surasime kažką senai. Šiūrai mūrai. Mes nebedirbsim ten, sakėm. Mes nebedirbsim. Kur nebedirbsim? Mes nebedirbsim. Holiday Park. Holiday Park'e ir mes dabar dirbsim Kelmai Lodge. Jo, tos. Kalnų viešbutukyje. Mum ką tik, ne ką tik, bet šiandien paskambino vyras ir mum pasiūlė visai neblogą darbą. Nebereiks jau valyti. Bet to vakar nusipirkom naujus megztinius. Tai dabar vaikštam tokie gražuoliai. I don't wanna be the lover in your arms. I don't wanna be the one to keep you from home. I don't wanna be the crooked person in your heart. I don't wanna start, and I don't wanna start. Part-time lover, how we suffer now.